Jau šį savaitgalį Lietuvos krepšinio pirmenybėse prasidės didžiojo bei mažojo finalų serijos. Dėl titulo šiemet kausis Utenos Juventus ir čempionų vardą ginantis Kauno Žalgiris. Pasak buvusio krepšininko Jono Mačiulio, absoliutus favoritas čia Žalgiris, o ir intrigos serijoje jokios. Dabar jau tikrai galime kalbėti apie šalies krepšinio pirmenybių sezono finišą. Šį savaitgalį LKL čempionate komandos reikalus spręs finaluose, o rytoj šeštadienį pirmieji kovas mažajame finale pradės Klaipėdos Neptūno ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Tiesa, nors uostamiesčio ekipa tik po atkaklios serijos 2-3 nusileido Juventus, Lietkabelis serijos dėl trečiosios vietos laukia jau kurį laiką, po visų 3 pralaimėtų pusfinalio rungtynių Žalgiriui. Turėjom iš tikrųjų laiko atsigauti, apsigydyti visas traumeles mikro. Manau, komanda yra pasiruošus, matysim rytoj. Panevėžio klubas dėl LKL čempionato medalių kovos jau 7 sezoną iš eilės, o būtent bronzą Aukštaitijos komanda džiaugiasi 3 metus paeiliui. Pasak ekipos direktoriaus Jono Mačiulio, tą pakartoti ir šiemet labai realu. Turim tos visus šansus ir to sieksime, ir jeigu užimam 3 vietą, tai tikrai manau, kad bus tikrai pavykęs. Gal norėjosi reguliariam sezone daugiau pergalių, bet, kaip sakyti, visą laiką svarbiausia, kai baigi sezoną, kai finišuoji, kokią vietą užėmė gale po atkrintamųjų, po visų finalų. Tai manau, kad jeigu pavyks užimti 3 vietą, tikrai sezonas bus pavykęs. Na, o ar didžiajame finale bus bent jau minimali intriga, klausimas didžiulis. Kauno Žalgiris čia ryškus favoritas. Tiesa, Utena pateikė jau 2 netikėtumus, nuimdama ir Rytą, ir Neptūną. Mačiulis daugiau staigmenų nemato. Na, manau, kad turėtų būti 3-0. Šiaip turėtų būti 3-0, jeigu Žalgiris ateis susikaupę, pasiruošę tam finalui, tai tikrai turėtų būti 3-0. Jeigu ateis truputėlį apsnūdę, tai gali būti antrose rungtynėse gal kažkokios daugiau intrigos Utenoje, bet nematau, kad tenais būtų kažkokia labai didelė intriga. Dar praėjusį mėnesį po pralaimėtos ketvirtfinalio serijos prieš Uteną Vilniaus Rytą sudrebino pokyčiai, kai klubas nusprendė atsisveikinti su treneriu Giedriumi Žibėnu. Situaciją aptaręs rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis prisiminė liaudies išmintį. Čia yra klubo sprendimai ir aš jų nekomentuoju. Mūsų trenerių darbas yra toksai. Na, kaip kažkada kažkur išskaičiau, kad šiandien tu balne, rytoj po kanopom. Tai čia yra tokia realybė ir aš asmeniškai ją priimu kaip neišvengiamumą. Abi serijos bus žaidžiamos iki 3 pergalių. Vėliausiai LKL čempionatas finišuos birželio 16.